Sveiki visi, susirinkę į šiandienos webinarą, kurio tema yra inventorizacija. Mano vardas Laura, dirbu B1.lt apskaitos programoje Debesyje ir noriu pristatyti šiandieninio webinaro pranešėją, Kauno kolegijos finansų ir mokesčių lektorę Jolantą Bartašę. Seminaro metu dėstytojai didelį dėmesį skirs inventorizacijos organizavimui, skirimui, tvarkai, komisijai, turto ir skolų inventorizacijai. Taip pat bus aptarta inventorizacijos registravimas apskaitoje. Taip pat kviečiu registruotis į artėjančius webinarus, kurių esame suplanavę tikrai nemažai su patyrusiais specialistais, savo srities ekspertais. Ir žodį perduosiu Jolantai. Ačiū labai, Lauris. Sveiki visi, ačiū, kad susirinkot, susidomėt seminaru. Inventorizacija visiems kaip baubas, tiek reikalaujantis žmogiškųjų išteklių, tiek žinių, tiek tai bandysim kažkaip tai pereiti, reiškia, per visą inventorizacijos eigą ir tikiuosi, kad išgirsit kažkokių tai naujų pastebėjimų iš patirties, tarkim, kur susiduria, tarkim, neatlikimas tos inventorizacijos. Tai kai ir visą laiką turinys, reglamentas, pasirengimas, atlikimas ir registravimas apskaitoje, šičia reglamentas nėra labai platus, yra daug siauresnis. Tai visų pirma, aišku, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymas, toliau Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymas ir pagal dabartinę galiojančią tvarką, pagal finansinės apskaitos įstatymą, reikalingas įmonei apskaitos vadovas. Detaliau truputėlį eisim tada apie kiekvieną. Tai kurie straipsniai įpareigoja mus atlikti, reiškia, inventorizacija, tai finansinės apskaitos įstatymo 2 straipsnis ir pagrindinėse savokose yra apibūdinta, kas tai yra inventorizacija. Tai turto ir įsipareigojimų patikrinimas ir jų faktinių likučių palyginimas su apskaitos registrų duomenimis. Finansinės apskaitos įstatymo 13 straipsnis rodo, kad subjekto vadovas turi užtikrinti, kad turto ir įsipareigojimų sąskaitų likučiai būtų pagrindžiami inventorizacijos duomenimis. Tai norint finansinės ataskaitos, kaip tik artėja jų pateikimo pabaiga, aišku, visada niekada nevėlu daryti inventorizaciją. Tai ir tas įstatymas sako, kokiais atvejais mes privalome daryti. Tai nedelsiant, kai inicijuojamas nemokumo procesas, turime omeny bankrotą liaudyje, nedelsiant, kai priimtas sprendimas dėl subjekto likvidavimo, reorganizavimo arba pertvarkymo ir vadovo nustatytų periodiškumų, tais atvejais išskyrus šios 1 ir 2 punktuose nurodytais. Kodėl, kaip ir tiesmukiškai nepasakyta, kad mes privalome, reiškia, daryti tą inventorizaciją kartą bent jau į metus, ar ne, kiek seniai tai šaltiniai teigė ir rekomendavo, mes turėjom inventorizacijos taisyklės, tai tenai buvo tvirtai ir aiškiai nurodyta, kad nerečiau kai 1 kartą per metus. Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymas 3 straipsnis finansiniai ataskaitų informacija, kokie yra keliami reikalavimai. Tai vienas iš pagrindinių, kuris, tarkim, kad mes turėtumėm įsitikinti, tai informacija finansinėse ataskaitose turi būti patikima, nes teisingai rodo finansinę būklę, veiklos rezultatus, pinigų srautus, jeigu įmonė rengia tos srautus. Pagrįsta finansinės apskaitos registrų duomenimis. Mūsų patikima informacija turi būti, reiškia, atvaizduoti tikrąją, teisingai finansinę būklę ir, aišku, pagrįsta finansinės apskaitos registrų duomenimis. Apskaitos vadovas, vienas iš pagrindinių dokumentų, kurių įmonė šiuo metu turėtų vadovautis atliekant inventorizaciją. Kadangi nuo 22 metų gegužės 1 dienos, reiškia, buvo pagal finansinės apskaitos įstatymo raidės, ar ne, buvo anuliuotos inventorizacijos taisyklės. Valstybė tiesiog pasakė, jeigu anksčiau
mes turėjom laikytis taisyklę ir visiems buvo viskas aišku, skaitom taisyklę, atliekam taisyklėje nurodytus veiksmus. Tai nuo 22 gegužės 1 dienos vyriausybė sako, taisyklės negalioja, dabar turite susikurti kiekvienas savo taisyklę ir laikytis principo, kad šitai darant šitą atliekant inventorizaciją, jūsų informacija finansinėse būtų patikima. Aš visą laiką sakau, kad ne aš sakau, liaudis sako, kad galbūt nereikia išradinėti dviračio, dviratis yra išrastas ir daugam klausimas, tai vis dėlto ką įrašyti į tą apskaitos vadovą, kas turėtų būti. Tai tikrai rekomenduoju pasinaudoti vyriausybės darbų, tai reiškia kurdama inventorizacijos taisyklę, kurios buvo patvirtintos ir kuriais vadovavomės ilgus metus, ar ne, jos buvo kuriamos kažkokios kompetentingų žmonių grupės. Taip? Ir į tas taisyklės yra įdėta visi galimi variantai, visi galimi pavojai galbūt, jeigu, tarkim, ko neatliksim, kaip atlikti reikia, kokia atsakomybė yra. Ir man tai nieko geriau, žinokit, nėra, kaip tiesiog pasiimti tas senas taisyklės ir tiesiog pasigaminti jas savaip, ar ne? Tai lygiai taip pat, kaip mėgstam kažkokius rūbus, ne, pavyzdžiui, patiko rūbas, bet jisai mums per didelis, tai pasitaisyti, sumažinti, galbūt ten, jeigu reikia dar kažkokius tai korekcijas atlikti. Taip lygiai taip pat aš įsivaizduoju, Tiesiog aš tai pati dariau taip, tai ėmiau tą tokį kompetentingą darbą ir tiesiog, ko nereikalinga, kurios vietos man tikrai mano specifiniai veikloje, reiškia, nereikalingos, tai aš tas pašalinu iš tos taisyklės, o kurios reikalingos, kurios tikrai skamba kaip patikimai. Vienintelė užduotis, kas kūrė tas inventorizacijos taisyklės, siekiamybė buvo patikimai įvertinti informaciją, kad galėtumėm teisingai paruošti finansinės ataskaitas. Tai bendrosios taisyklių tiesiog, kaip pasakyti, rekomenduojamas turinys, bet čia visi mūsų įstatymai, visi teisės aktai ir netgi verslo apskaitos standartai prasideda nuo to, kad yra apibūdinamos bendrosios nuostatos, tai bendrose nuostatose tiesiog reikėtų įvardinti, kokie taisyklėse bus naudojami teiginiai. Toliau turėtų būti tam vadovė mūsų, ar ne, inventorizacijos atlikimo vadovas, ar ne, arba inventorizacijos vadovas, pasirengimas inventorizacijai. Aprašymas atlyginimo organizavimas. Tai visų pirma, tai tiek teisės aktai, tiek mūsų senosios taisyklės, tiek turėtų būti vadovo įsakymas. Nes būtent atsakomybė, mes ten toliau turėsim tokią skaidrę, kad būtent vadovas yra atsakingas už inventorizacijos organizavimą. Todėl ir įsakymas turėtų vadovo. Tai vadovo įsakyme turėtų būti aptarta komisija, turėtų būti periodiškumas, ar ne, jau tam pačiam vadovė turėtų kas kiek įmonė atlieka inventorizaciją. Aišku, rekomendacija, kad tai nebūtų, reiškia, ta metinė inventorizacija, kad būtų atliekama nerečiau, kai vieną kartą per metus. Aišku, inventorizacijos atlikimo data ir kuriai datai mes darome tą inventorizaciją. Dauguma nusistovėjo tokia, reiškia, tvarka, kad mes visą laiką darom gruodžio 31 dienai, reiškia, ir tada inventorizacija skiriama. Bet nebūtinai tai turi būti ta data. Mes galim daryti inventorizaciją ir lapkričio 30 dienai. Taip, mūsų yra tiesiog siekiamybė, tai yra sutikrinti duomenys apskaitos, taip, su faktu. Tai kodėl kartais ta gruodžio 31 eina iš proto tiek vadovai, tiek buhalteriai, todėl, kad susikaupia labai daug visokių baigiamųjų darbų ir visos įmonės vienu metu daro tą patį, sutikrina derinimus, siunčia, ar ne, ir gaunasi didesnė apkrova. Bet jau kelis metus iš eilės tiek iš savo partnerių, tiek, tarkim, mes patys pradedam likučius delinti truputėlį anksčiau. Reiškia, mūsų inventorizacija gali būti ne tik tai gruodžio 31 dienai, bet ir spalio, tarkim, 31 arba lapkričio 30.
Kas buvo inventorizacijos taisyklėse, tai ir buvo, kad kuo arčiau metinio ataskaitų rinkinio parengimo dienos. Bet kada mes tai atliksim, tai tikrai nėra nuostata, kad mes turim tikrai viską daryti tą gruodžio 31 arba, kaip sakoma, sausio, kur laukia krūvos metinių ataskaitų ir visokių kitokių darbų šalia. Tai todėl, mažinant savo apkrovas, pavyzdžiui, tarkim, paskiršius teisingai žmogiškuosius resursus, aš galvočiau, kad galėtume savo tvarkoj numatyti ir kitą, tiesiog savo metinės inventorizacijos datą. Tai kas turėtų būti aprašyta tose tvarkose, tai aišku, be abejo, ilgalaikio turto, atsargų, žaliavų, reiškia, kaip jūs inventorizuosit, kokia tai bus tvarka. Ir toliau turėtumėt tam apskaitos vadove tiesiog pažymėti, kaip jūs tą inventorizaciją įforminsit. Aišku, būtinas yra popierinis tas įforminimas, nors yra labai daug dabar tokių, kaip pasakyti, sako, kamgi reikia, čia mes viską galim daryti elektroniniai erdvėj, tai va čia, va toj tvarkoj, galbūt jūs ir, reiškia, galėtumėt paminėti, kad, bet sutikrinimo žiniaraščiai, dar kažkokie tai dokumentai, aišku, galbūt su dabartiniam techniniam priemonėm tai yra padaryti įmanoma, net yra skaitmenizavimas tos inventorizacijos, yra, tarkim, jeigu įmonė turi kažkokią skaitmeninę sistemą savo prekių atsargų, galbūt jos gali ir daryti tą inventorizaciją elektroninėse laikmenuose, tai štai šičia turėtų būti paminėta, kaip jūs saugosit. Ir vadovas turi atsakomybę už duomenų saugojimą. Tai reiškia, ir inventorizacijos duomenys, jos turi būti pateiktos ir saugomos patikimai, kad prireikus, reiškia, galima būtų juos pateikti ir kad tie duomenys būtų sutikrinami su apskaitos registrais, taip, su mūsų apskaitos sąskaitų likučiais. Čia žiūriu į tvarką, neįdėjau. Į turto ir skolų inventorizaciją vis dėlto įdėjau. Tai šitose apskaitos vadovas, aišku, yra labai, žinokit, daug internete visokiausių tvarkų, bet aš pavarčiau kelias tvarkas, tai tarkim irgi apimtos visos tenai taisyklės. Tai jeigu ir internete rasit kažkokią paruoštą tvarką, ar laikysitės mano rekomendacijos, kad tarkim pats paprasčiausias būdas tiesiog pasiimti tą seną inventorizacijos taisyklių patvirtintą aprašą ir jį pakeisti pagal save, visi darbai tinka. Kodėl rekomenduoju kažką tai vis pasižiūrėti, nes galbūt neturėdami tiek patirties galim kažką praleisti, dėl kažko galim nenumatyti kažkokio tai žingsnio. Tai aš manau, kad tikrai yra paranku pasinaudoti, tarkim, jau kažkieno pagamintomis tvarkomis. Nes, pavyzdžiui, pačiam kurti ir žino ir buhalteriai, ir apskaitininkai, ir vadovai, kad viską pradėt nuo pačios pirmos raidelės yra be galo sunku ir atima labai daug laiko. Pats atlikimas, tai dabar norėsiu pasakyti, kad inventorizuoti reikia visų didžiosios knygos sąskaitų likučius. Kartais yra tokia nuomonė, kad užtenka mums padaryti turto inventorizaciją, ar ne, užtenka padaryti atsargų inventorizaciją. Deja, inventorizuojant kiekvieną buhalterinę sąskaitą, jos likučius, ar ne, žiūrint jo analitiką, tikrai atrandama daug visokių padarytų klaidų, netitikimų. Ir bandysim aptarti, kaip lengviau rasti tas klaidas, kokius veiksmus reikėtų padaryti inventorizuojant, ar ne, kad galėtumėm, reiškia, kuo tiksliau atvaizduoti savo finansinės ataskaitas ir patikimai parodyti jų informaciją. Tai pirma klasė lengviausias, labai suprantamas, faktiškai patikrinti, kiek įmonė turi turto, bei nustatyti jų kokybę, ar visas turtas dar tebėra likvidus, naudojamas ir nenuvertėja. Man teko dirbti didelė įmoniai ir kaip mes inventorizavom turtą, darbuotojai sako, ten yra toksai sandėliukas, kur yra nenaudojamas turtas. Tai mano klausimas buvo, kodėl
jūs nenurašote to turto, tai sako, mes bijom. Prieš tai, sako, finansų vadovai sakė, geriau į sandėliuką padėti, bet nenurašyti. Tai ten buvo visko. Ir dujokaukių, ir dviračių nevažiuojančių, ir visa kita. Ta baimė iš kur atsiranda? Baimė atsiranda iš niekur. Nurašymas, tarkim, pačio atsargų ir ilgalaikio turto, aišku, siejama su PVM įstatymu. Turbūt žinote, kad nurašant, reiškia, kažkokią įsigytą ilgalaikį turtą arba atsargas, greičiau, čia kalbama ne tas prekes, kurias naudojame, bet apie turtą, apie inventorių, apie statinius. Statiniai galbūt čia vis tiek būna naudojami, gal netinkamas, bet kažkokį tai įrengimą, sugedusi kompiuterį ar dar kažką. Jeigu jūs neišlaikot, reiškia, 5 metus arba kitaip tariant 60 mėnesių, jūs turite atstatyti PVM. Tai mūsų ta baimė visiškai tų buhalterių yra pagrįsta, nes nurašant visą laiką yra baimė, kad reikės, reiškia, pagrąžinti valstybei PVM. Tai kodėl jum akcentuoju, kad tai 60 mėnesių, nes pavyzdžiui, jeigu turtas yra įgytas, tarkim, Liepos mėnesį, tai taip reikėtų ir skaičiuoti, kada čia tas sueina 60 mėnesių. Gyvenimo pavyzdys, tai tarkim, statybininkai paliko statybvietį betono maišyklę, buvo neseniai įsigiję ir, reiškia, kaip maišyklę pavogė, aišku, jie kreipėsi į policiją ir šita maišyklė nebuvo rasta. Ir mokesčiai darydami patikrinimą leido nurašyti pačios maišyklės savikainą ar ne į leidžiamus atskaitimus, bet paprašė atstatyti PVM, nes maišyklė nebuvo naudota 60 mėnesių. Tai va tokia iš patirties, galbūt dabar kažkas pasikeitė, galbūt jau yra kita tvarka, bet kol kas, jeigu, tarkim, čia ne ta vagystė su pateisinimu, žinau, kad švelnėja truputėlį požiūris mokesčių į tokius dalykus, bet mes turim vagystėj būtinai pateisinimą ir kreiptis į policiją, ar ne, bet jeigu, tarkim, mūsų pačių turtas, ar ne, štai sulūžo, sudužo, dar kažkas, tai mūsų baimė to nurašymo yra tame, kad reikės atstatyti PVM, ar ne, ir gali būti tas nurašymas traktuosis kaip neleidžiamas atskaitimas, tai yra didins mūsų apmokestinamąjį pelną. Tai kaip ir būtinai ne tik tai faktiškai mes neradom tą mūsų ilgalaikį turtą, bet dar reikia tiesiog, galbūt jisai tiesiog stovi, ar ne, tarkim, mes jo visiškai nenaudojam, jisai tebėra likvidus. Ką reiškia likvidus? Ar mes tikrai galime jį parduoti, ar ne? Jeigu jisai yra aplamai, ar jisai jau naudojamas, galbūt technologijos paseno, o galbūt ir pats turtas nuvertėjo. Kaip tai yra susijęs su verte, jeigu tas turtas nuvertėjo, o mes atvaizduojam? Štai, tarkim, turim pastatą, tarkim, kažkokiam tai kaime, ar ne, vienkiemį vos ne, ar ne, ir tarkim, kažkada mes pirkom tą pastatą, tai įsigijimo savikaina yra, tarkim, kokia, 15 000 eurų, ne, toks jau geresnis pastatas, ar ne, bet kadangi ten kažkokia tai nustojo gamyba būti ir toje vietoje nėra, reiškia, kažkokiu tai objektų ir, reiškia, jau dabar, jeigu mums reikėtų tą pastatą parduoti, mes jau nebegautumėm ir 7 000. Reiškia, atvaizduodami pastato įsigijimo savikainą tais 15 000, mes nepatikimą pateikiam informaciją. Kurioje vietoje tai yra nepatikima? Tarkim, kreipėtis pas kreditorius, rodant savo įmonės, tarkim, būseną, ar ne, reiškia, jau mes šitoje vietoje meluojame. Mes tikrai už tą pastatą negausime, jisai jau nuvertėjo ir tada reikėtų atpažinti tą vertę. Ar reikia kiekvieną kartą žiūrėti tą vertę, tai mums reikėtų bent jau pasižiūrėti, tarkim, pagal unikalų numerį rinkos verte. Nebūtina kažkokiu tai atlikti vertinimu, bet, tarkim, pirmas signalas būtų jum, ar reikia to daryti, tai pasižiūrėti registrų centre, yra turto, reiškia, vertinimai pateikti tiek mokestinė prasme, tiek rinkos. Kodėl aš dabar nesivadovauju mokestinė verte? Todėl, kad mokestinė vertė yra vertinama kas 5 metai.
tai jau reiškia kažkokiais trečiais rinkoje sąlyga tikrai gali būti pasikeitusi. Ir tai galėtų būti mum įspėjimas, tas vat, tarkim, mokestinės vertės padidėjimas arba sumažėjimas, bet nebūtinai tai yra tikslu, nes todėl, kad mes 5 metus mokestinė vertė galioja, o pastato rinkos vertė gali labai per tos 5 metus pasikeisti. Tai ir tas nuvertėjo ar nenuvertėjo tikrai reikėtų pasitikslinti. Aišku, kokios rekomendacijos, tarkim, aplamai yra dėl turto, nes kaip ir neįpareigoja daryti mum vertinimus, bet norint atvaizduoti tikslę, tarkim, finansinių ataskaitų, būtent balansų būklę, mūsų turto būklę, aš tikrai labai rekomenduočiau, reiškias, atlikti tuos bent jau palyginimus su rinkos verte. Jeigu ta rinkos vertė 15% svyruojanti, tokia yra nuostata, kad galbūt tada daryti nieko nereikia, bet jeigu ženkliai nuvertėjęs jūsų turtas, ar ne, tai tikrai reikėtų imtis. Ir daugiau rizikos, kai turtas nuvertėja. Kai pabrango, jeigu jūs, kaip ir netiksliai atvaizduojat, bet šitoj vietoj bent jau jūsų klientams, tiekėjams, lizingo davėjams, kreditoriams yra mažesnė rizika, negu, pavyzdžiui, jūs išpučiat, ar ne, kad jūs tokia graži įmonė su tokiais dideliais turtais, o faktiškai tas turtas yra arba nelikvidus, arba jau seniai nuvertėjo. Tai antra klasė yra pati didžiausia mūsų klasė, ne, kas liečia su inventorizacija, tai faktas atsargų prekių, produkcijos likučių, fiksuoti perteklius, trūkumus, tiek jeigu taikot ir nuolat apskaitomų atsargų būdą arba periodiškai, vis tiek reikalinga inventorizacija. Tiek nuolat, tiek periodiškai vis tiek mums reikia tos inventorizacijos. Kas dabar turėtų būti, kaip mes darysim tą inventorizaciją, aišku, mes turėtumėm apsirašyti apskaitos vadovą. Kiekviena įmonė turi savo specifiką. Tarkim, mes prekiaujame maisto produktais, ar ne, ir galim apsirašyti, ar mums reikia kiekvieną pakuotę išpakuoti, tarkim, gaunam, tarkim, kažkokioj pakuotėj ten kokios nors sultis, ar mums reikia ten išpakuoti, ar mums užtenka nustatyti, kad pakuotė yra nepažeista. Tai vat kiekvienas pagal savo specifiką, pagal savo veiklą, jis turi pats nuspręsti, kaip nenaudoti daug perteklinio darbo, ir tai turėtų būti parašyta. Jeigu jūsų inventorizacijoje parašyta, kad jeigu nustato komisija, kad pakuotė nepažeista, tai tinka, tarkim, ir inventorizuoti visą pakuotę, užrašyti kiekį, neardant, neatidarant pakuotę. Bet tai yra svarbu paminėti, nes jeigu bus kad kažkada tai susidomėta, kaip jūs atlikote tą inventorizaciją, pavyzdžiui, sakys, atėjo, paskaičiavo pakuotę sandėly ir užrašė, padaugino tiesiog pakuočių rastų skaičių iš to ir, reiškia, tokiu būdu nustatėm, kad yra prekės. Tai būtų klausimas, o tikrai patikimai, o gal buvo pažeistos pakuotės, o gal tas, tai jūs tvarkoj turėtumėte ir aprašyti, kad apžiūrėjus pakuotės, kai kurios buvo nepažeistos, jos buvo inventorizuotos pakuotėmis. Čia viskas tvarkoj. Aišku, galbūt per vieną dieną negims toksai ta tvarka tobula ir galbūt nenumatysit kai kurių atvejų, bet gyvenimas toksai, mes visą laiką galim papildyti savo tvarkas, galim pasirašyti naujas tvarkas, pakeisti jas, bet čia viskas turi sudiktuoti mums gyvenimas. Kaip iš tikrųjų ir būtent tose tvarkose, reiškia, turėtų būti numatyta, kokiais kriterijais, kaip mes darysim, ką mes ten, ar būtinai ten jau viską skaičiuoti po vienetuką, ar tai galima, pavyzdžiui, galbūt yra specifinė, pavyzdžiui, veikla varžtai, tai prekyba varžtais, tarkim, ar ne, tai yra supakuotės, viskas aišku, galim tada inventorizaciją tvarkoje pasirašyti, kad mes skaičiuosime pakuotes, o kaipgi su tais varžtais, kurie išpakuoti. Tai galima būtų numatyti inventorizacijos tvarkose, kad jie bus sveriami. Ir dažniausiai, tarkim, nustačius vieno daikto, bet čia viską reikėtų apsirašyti tvarkoje. Reiškia, darom, reiškia, jau išpakuotas pakuotės, tarkim, smulkiasis detalės, tai tinka ne tik tai varžtam, tinka ir kitiem kažkokiam tai prekiam, ar ne, tai galbūt žinodami vienos prekės svorį mes tiesiog inventorizuojant pasveriam.
Bet mes turim tai numatyti, kad, tarkim, vienus mes skaičiuosim. Nes jeigu, tarkim, jums reikėtų, tarkim, ten dėžėje yra 10 000 ten tų vinių, ar ne, ir reikėtų dabar tiesti perskaičiuoti, tikrai sugaištumėm daug laiko visiškai nereikalingo darbo. Tai kaip mes apsirašysim, kaip mes tai darysim, kokiais naudosimės kriterijais, ar ne, tai priklauso nuo to, reiškia, nuo to, kaip mes pasirašysim tvarkoje. Jau atsimenat, jau valstybė mūsų nevedė už rankytės, jau nesako, kad tu čia taip daryti ir taip daryti. Mes turim susikurti viską patys ir visą laiką galvoti apie vieną dalyką, kad būtų mūsų įvertinta inventorizacija patikimai. Faktas, kad visiems, kas prekyboje dirba, kas gamyboje, inventorizacija tikrai yra keiksmažodis ir gana didelis, nes ir būna, kad sustabdomi procesai darant inventorizaciją, kad galbūt, reiškia, yra netgi nedirbama tą dieną, ar ne, negaminama, arba, pavyzdžiui, neprekiaujama. Taip, aišku, šiuolaikinės technologijos leidžia mums leisti vis dėlto šitos dalykus, jau matote mūsų didžiuosiuose centruose, galbūt pastebėjote, tarkim, kartais vaikščiojant po centrą vaikšto daug žmogeliukų su skaitmeniniam nuskaitimais, jie jau turi inventorizacijos sistemas. Man teko domėtis rinkoje dėl inventorizacijos atlikimo, tai žinokit, tai yra be galo brangus malonumas. Mano buvo net rekomendacijos, tai sakau, labai yra turbūt sėkmingas verslas, nes todėl, kad tokių organizacijų, kurios atlieka inventorizacijas, yra, žinokit, tikrai nelabai daug. Ir šitos organizacijos jau turi skaitmenizuotas priemonės, kaip atlikinėti tas inventorizacijas. Aišku, susidurėm su kitom problemom, tai yra barkodai, ir ne lengva nuskaityti barkodą ir daryti inventorizaciją, bet tarkim, jeigu tai yra maža kažkokia parduotuvėlė arba kažkokia tai, tarkim, pyragėlių gaminimo kažkokia tai įmonė, aišku, jokių barkodų, jokių nebus ir tas inventorizacijos techninės priemonės jau bus visiškai kitokios. Tai apie atsargas mes daugiausiai žinom, turbūt aš nieko naujo jums čia nepasakiau, tik tai tiek, kad rekomenduočiau prieš rašant tvarkas tiesiog, aišku, vadovas privalo parašyti tvarką, bet visiems pasidarė labai juokinga turbūt, tai buhalteriai, vis dėlto vyriausiai finansininkai, jie sėdi ilgiausiai prie tų tvarkų. Anksčiau buvo tokia nuostata, kad buhalteriai negali dalyvauti inventorizacijoje, ir ne, dabar yra pasakyta, kad jeigu inventorizaciją gali atlikti ir paslaugas teikianti įmonė, tai tarkim kažkokia apskaitos įmonė arba tarkim ta pati inventorizacija atliekanti įmonė, tokias paslaugas teikianti, jinai gali atlikti inventorizaciją. Visą laiką kyla klausimas, ką daryti, jeigu tas direktorius vienas arba, pavyzdžiui, mažosios bendrijos narys vienas. Tai yra, dabar, žinokit, tiksliai nepasakysiu, kokiam teisės akte, bet yra nurodyta, kad jūs galite inventorizacijai pasiimti ir kažkokį tai visiškai svetimą žmogų. Tik aš dabar, žinokit, tiksliai nepasakysiu, nepasižiūrėjau, žinokit, nes aš kai išsiplečiu, tai jums paskui suvalgau labai daug laiko, tai bandžiau tik tai nenukrypti nuo temos, bet kaip matot, pastoviai nukrypstu. Tikrai, jeigu kas parašysit ar domina, kaip galima pasikviesti, kaip yra vienas vadovas, o jisai turi užtikrinti tą inventorizacijos atlikimą, taip, kaip vienas vadovas gali, esu tikrai teisės aktą kažkurį skaičiusi, bet tikrai neįdėjau į skaidrę, nes stengiausi trumpinti, neužimti tiek daug laiko iš jūsų. Tai jeigu kažkam bus įdomu, tai aš tikrai susirasiu tą teisės aktą ir galėsiu jums atsiųsti, ar tai per be vieną galėsim pabendrauti. Tai kaip ir su daugiausiai patirties galbūt mes turim gyvenime būtent su tais turto, bet faktiniais. Tai yra ilgalaikių turtų, atsargom, medžiagom ar ne, visokiom, tai yra daugiau. Daugiau yra
reiškia, mažiau yra susidurta su gautinų sumų patikrinimais. Aišku, suderinimai aktai tiek pirkėjų, tiek tiekėjų yra siunčiami, įmonės gauna tos aktus. Aišku, problema yra, kad kai kurios įmonės neatsako reiškia, siunčiant suderinimo aktą. Aš truputėlį sakysiu, kaip mes atveju darom, tarkim, jeigu jau matom, kad įmonė nebendrauja ar ne, siunčiam suderinimo aktą, jisai neatsiliepia, tas pirkėjas ar tai tiekėjas, nesvarbus ir tas, ar ne, tai siunčiam suderinimo aktus, galima pasitikrinti, kokiam statuse yra pati įmonė. Tai lengviausias būdas tai yra registrų centre rasti įrašus apie įmonę, ar ne, juridinių asmenų paieška, įsivedat įmonės koduką, ar ne, ir tiesiog pasižiūrėkit, kokiam statuse yra. Man teko konsultuoti įmonę, kur aš pamačiau, kad yra labai daug senų visokių pirkėjų skolų. Ir paklausus buhalterės, klausiau, ar jūs tikrinotės įmonės, jinai sakė, ne, aš niekada to nesidariau, ten siunčiau jiem aktus, jie neatsako, čia pas mane taip ir kabo. Tai žinokit, iš to sąrašo ten keliasdešimt įmonių buvo, tai mes pasitikrinom registrų centre, tai gavosi labai, žinokit, rezultatas, 15 įmonių buvo likviduotos arba bankrutavusios. Tai jo, sako, čia pas mane seniai tos skolos velkasi, tai visą laiką, žinokit, reikia ne tik tai tą formalumą atlikti, kad nusiųsti suderinimo aktą, bet dar pasižiūrėti registrų centre pačią įmonę. Jeigu ir nebus, pavyzdžiui, likviduota ta įmonė arba bankrutavusi, nes čia, žinokit, yra jūsų šaltinis, kurį atsispausdinęs informaciją iš registrų centro, ne, jūs galėtumėt nurašyti tas skolas. Tarp kitko, inventorizacijos vadovė, jūs galėtų įsidėti ne tik tai, bet ir kriterijus, kurias skolas mes turime, aišku, ir mokesčių išaiškinimus, kurios yra, su kokiais įrodymais yra leidžiami, kuriais neleidžiami, bet, pavyzdžiui, apskaitoj laikyti likviduotos įmonės arba bankrutavusios įmonės skolą, aš manau tikrai, kadangi tai yra gautina suma, vėl dingsta mūsų patikimumas. Taip, vėl mes meluojame apie savo turtą. Tai va čia yra labai svarbu, tikrai kokios pasekmės bebūtų, ar tai yra leidžiamas, ar neleidžiamas, aš tikrai rekomenduoju jums susitvarkyti šitas vietas. Dar kaip galima atpažinti, kad jūsų pirkėjas, tai vienas dalykas ir raudonai deganti žymė. Visi turbūt, kas susiję su apskaita, žinot, kad raudonai degantis juridinis asmuo yra nepateikęs savo finansinių ataskaitų registrų centrui. Tai irgi jums yra signalas, kad jūs jau šitą skolą turėtumėt nustatyti beviltiškai. Į jūsų suderinimo aktus nereaguoja, registrų centre dega raudonai, jau yra pats pirmas, tarkim, jum pranešimas, kad jūs šitą skolą turit įvertinti kitaip. Ne kaip pirkėjo skolą, bet jau gal kaip beviltišką skolą, taip, ir galbūt jau ją reikėtų nurašyti, tuo būdu didinant savo sąnaudas ir, aišku, mažinant savo turtą. Dar ko, tarkim, dažnai nedaro, bet žinokit, čia ne visiems taikoma, tai reikėtų suderinti ne tik, tarkim, tų gautinų pirkėjų, tiekėjų avansus. Dažniausiai būna tokia pozicija, kad tiekėjų avansai sumokėti, tai yra tiesiog nepateikta sąskaita, negauta sąskaita. Tiekėjų avansas, visi laimingi, užsisakėm prekę, sumokėjom avansą, prekę gavom, bet pasirodo atsakingas už pirkimą žmogus jums nepristatė pirkimo sąskaitos. Tai būtent pirkėjų avansai gali jums pasakyti trūkumą tos sąskaitos, ar ne, trūkumą to dokumento, taip, kurį mes turim. Ir, tarkim, yra pasakyta, kad tiekėjų avansai, jeigu pelno mokesčio atžvilgiu, jeigu dokumentas apie gavimą nėra, tai tokį avansą reikėtų nurašyti ir tai būtų neleidžiamas atskaitimas. Tai būtent šita mūsų inventorizacija, tos buhalterinės sąskaitos,
jos analitikos, iš ko jinai susideda, iš kokių įmonių, tai svarbu ne tik tai pirkėjų skolos suderinimo aktus, bet dar įsitikinti ir tiekėjų avansų, kokia kilmė, kodėl ir kur visą laiką atkreipiu dėmesį, jeigu, tarkim, matau apyvartos žiniaraštyje, išsidetalizuoju skolas ir matau, kad tokia pati skola yra priekyje ir tokia pati skola yra gale. Netgi būna toksai dalykas, kad, tarkim, ir su įmonė mes turim kontaktą, ne, tarkim, apyvarta kažkokia tai vyko, bet žiūrim, kad vis tiek priekyje likutis skolos toks pats, kaip ir gale metų. Jau reiškia, yra signalas, kad mes iš tos įmonės negavom kažkokios tai sąskaitos. Taip, ir jau tada reikėtų su kolegom derintis savo, reiškia, kad pateiktų ir viena, ir kita pusė pateiktų savo analitikas. Aišku, gyvenime būna visko, tarkim, viena įmonė perėjo kitur, sako, mes duomenų neturim, jums pateikti negalim, tai jūs dar turite tvarkoj nusimatyti, ką jūs tokiu atveju darysite. Ar konstatuosite, kad tas suderinimo akte likutis atsiųstas yra teisingas ir registruosite apskaitoj būtent informaciją sutikrinta su kita puse. Kaip jūs elgsitės, ar ne? Tai turėtumėt apsirašyti savo inventorizacijos. Aišku, bus ir kitos tvarkos, ar ne, bus kurios lies, bet būtent galite paminėti tai ir inventorizacijos tvarkoj. Faktas tas, kad tvarkų mums reikia ne vienos, ar ne, apskaitos vadovas susidarė iš daugiau tvarkų, tai jeigu, tarkim, tos nurašymo reiškia, bus aptartos kažkokioj tai kitoj tvarkoj, tai tikrai jums dubliuotis nereikia, reikėtų tik paminėti, kad vadovausimės, pavyzdžiui, atsargų apskaitimo tvarka arba gautinų sumų apskaitimo tvarka, nereikia daryti sviesto sviestuoto. Tai tik tai tiek, kad noriu tik atkreipti dėmesį, kad šitą reikėtų padaryti. Suderinti aktus, aišku, mūsų didžiausia problema yra suderinimo aktai su VMI. Nežinau, gal yra kažkas tai iš čia dalyvaujančių, kurie sugeba tobulai suderinti, mes ten jau tų žiniaraščių belenkiek prisisiunčia ir likučių suderinimo aktas. Kur problema? Problema yra tame, kad mokesčiai savo užskaitas daro vienaip, mes apskaitoj registruojame jas kitaip ir gali būti netitikimas. Tai yra į VMI mes dabar paskutiniu metu mums pavyko labai nesudėtingai operacijų, man atrodo, registravimo, ne pats likučio aktas, bet ten buvo apie operacijas, kurios buvo įvykdytos. Ką tai duoda tas valstybinės mokesčių inspekcijos sugeneruotas, reiškia, toksai žiniaraštis visų operacijų. Tai duoda, ar mes taip atvaizdavom tas operacijas savo apskaitoje. Tai man, tarkim, toksai rekomendacija galbūt ir jum padės tas įvykusių operacijų ir mokėjimų žiniaraštis. Ir ten jau matosi nuo pat pradžios metų, kaip mokesčiai traktavo jūsų prievolės, kaip mokesčiai, reiškia, vertino jūsų mokėjimus ir palyginus su savo apskaita mes galim rasti, kodėl, tarkim, netitinka kažkoks tai mokėtinas likutis. Ar ne, labai rekomenduoju. Aišku, jeigu ten didesnė apimtis, tai tikrai yra daug darbo pasėdėti ten tais labirintais, kaip mokesčiai ten užskaitė. Tik šičia ta patikra dar, žinokit, su mokesčių tom operacijų registravimo ir mokėjimo dar vienoj vietoj mums parodo kartais, kad galbūt mes kažkokios deklaracijos nepatikslinom. Tarkim, mūsų registruota apskaitoje ar ne, kad mokėtinas PVM-as vienokio dydžio, o mes žiūrim, kad, tarkim, atsiųsta deklaracija mokesčių inspekcijai yra visiškai kitokio dydžio. Tai būna, kai mes gaunam vėliau kažkokią informaciją ar ne, ir tiesiog dėl savo darbų apimties iš karto negalim patikslinti, atidedam, paskui pamirštam. Tai va šitas sutikrinimas tų likučių operacijų ir mokėjimų su valstybinė mokesčių inspekcija, tik tai kartais atrandam labai nemažai klaidų tiek su mokesčiais mokėtinais, tiek su gautinais. Tai
Lengviau yra suderinti Sodros skolą, turbūt visi žinot, A4 formą, ataskaitose Sodros tinklapyje, ten, kur ataskaitos, reikėtų susirasti, dabar žinokit, A4 formatas, ten jūs galėtumėt pasižiūrėti. Kas ten yra informatyvu? Informatyvu tik tiek, kad jūs negausit visų metų tos ataskaitos, jinai yra ruošiama ketvirčiais. Ir mes visą laiką atsispausdinam tą ketvirtinę ataskaitą ir jeigu yra kažkokie koregavimai, pavyzdžiui, galbūt mes neinformuoti buvom, kad Sodra priskaičiavo delspinigius, arba, tarkim, atvirkščiai mes permokėjom, turėjom kažkokią. Tai šita ataskaita A4 forma, tai mes tiesiog išsiemam iš Sodros, atsispausdinam ir jeigu reikia, koreguojam likutį. Aišku, jeigu tai yra didesnė kažkokia tai suma ar ne, negu pas mus apskaitoj registruota, tai vėlgi yra patikra, ar galbūt pas mumis neteina kažkokia informacija. Kai dirbam su programomis, pavyzdžiui, gal nesukorespondavom kažkokio darbuotojo ir pas mumis stovi mažesnė suma, o Sodrai didesnė. Aišku, kolegės paantrintų, jeigu jau Sodrai būtume skolingi, tai jau Sodra tikrai inkastinį uždėtų. Taip, tai yra. Bet kartais mes nesuprantam, kodėl mūsų duomenys apskaitoje nesutampa su duomenimis, kur pateikta Sodrai. Tai tikrai labai rekomenduoju suderinti tiek ne tik tai, tarkim, pirkėjų skolas, bet visoje antroji klasiai praeiti, tarkim, pro visas buhalterinės sąskaitas, būtina pasižiūrėti jų analitiką, ar teisingai mūsų sąskaita rodo detalizaciją, tarkim, bet ko bebūtų, ar ne, visos turėtų būti sąskaitos patikrintos, ar ne? Jeigu tai yra 27 ta sąskaita, tai va dabar pakalbėsim, kasos inventorizacija būtina, jeigu jūs turite grinų pinigų, turbūt žinote, bet dar kartą priminsiu, kasos inventorizacija yra daroma nominalais, ar ne? Tai yra tiek monetų nominalais, tiek kupiūrų nominalais ir atsiprašau, turėtų inventorizacija būti būtent išskaidyta nominalais. Banko sąskaitų patvirtinti likučiai su banko pažymomis, mes šito nedarome vidutinėse mažosiose įmonėse, bet kas dirba didelėse įmonėse ir auditoriai visą laiką reikalauja būtent šito patvirtinimo. Nežinau, neturiu praktikoje atvejų, kad būtų kažkokių tai netitikimų dėl elektroninių, bet pavyzdžiui, audituojant įmonę, žinokit, auditoriai visą laiką prašo, kad būtų patvirtintas banko likutis gruodžio 31 dienai ir dar patvirtintas ne elektroniniai formai, ne mūsų išrašas, ar ne, o būtent būtų patvirtintas su banko patvirtinimais, antspaudais parašai. Tai ar tai reikėtų daryti? Galbūt galima pasirašyti tvarkoj, kad tokį likutį jūs galit rečiau derinti su banku. Pavyzdžiui, kad arba jūs tiesiog traktuojat, kad elektroninėje bankininkystėje atspausdintas išrašas yra, reiškias, laikomas kaip galutinių likučių. Galima ir taip tada, nes jeigu kažkokia nedidelė įmonė, banko visos paslaugos yra kainuojančios, nemanau, kad tas suderinimas daug kainuotų, bet vis tiek jisai kainuotų, plus dar užimtų laiko, reikėtų nuvažiuoti į banką, reikėtų dar kažką padaryti. Galbūt reikėtų pasidomėti, gal yra elektroninis, kažkaip tai nekilo mintis, galbūt dabar yra kažkokie elektroniniai, su elektroniniais parašais patvirtinti likučiai. Bet, tarkim, ką miniu, tai didelėse įmonėse ir audituojamuose įmonėse turbūt jau susidūrė, kas susidūrė esat, tai visą laiką auditoriai prašo, kad būtent bankiniai likučiai būtų patvirtintami banko. Kai, tarkim, dar ką norėjau atkreipti dėmesį ir pasirašiau net tokį sakinį, kad įprastai prekybinė veikla užsiimančios įmonės atsargų likutis sudaro 10-25 procentus, gamybinėse apie 50 ir aišku, paslaugos įmonėse gali kartais visiškai nebūti visai. Dėl ko pasirašiau šitą pastabą? Todėl, kad noriu atkreipti jūsų dėmesį, sudarant finansinės ataskaitas ir mokesčiai apie mūsų atsargas sužino tik iš mūsų finansinių ataskaitų.
Ir vadovaudamasi tokiu pačiu principu, jeigu jūsų prekių likutis prekybiniai įmoniai viršyje, jūs galite sulaukti klausimyno. Viena mūsų įmonė, kurią mes kuruojame, taip ir buvo, sulaukė klausimyno. Ir kai mes atsakėm į klausimus, reiškia, jie tarkim, priėmė tą mūsų atsakymą į klausimą, bet paskui gavom pranešimą, kad šitoj įmonėje atvyks valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai, kurie patikrins realų likučių kiekį, reiškia, ten buvo parduotuvė, toj parduotuvė. Ir atvyko, reiškia, iš valstybinės mokesčių inspekcijos, aišku, jie tenai nieko neskaičiavo, bet norėjo įsitikinti, ar likutis yra realus. Tai jeigu, tarkim, mes palikom, nenurašėm kažkokių prekių, galbūt tų prekių visiškai net nėra, tai turėkit omeny, kad finansinėse ataskaitose yra vis dėlto ir mokesčiai pradėjo. Jūs turbūt gavot ir buvo ir pranešimų ir visokių, kad mokesčiai jau pradės kreipti dėmesį, reiškia, į šituos dalykus. Kodėl taip mokesčiam parūpo? Todėl, kad jūsų per didelis prekių likutis, ar ne, jeigu perkat begalės prekių, o pardavimai tai neauga, visą laiką turės įtarimą, ar kartais būna taip, kad jūs kažkaip neslepiat tų, reiškia, grynųjų pinigų ir, tarkim, pirkimams tų pinigų vis atranda. Tokiuose įmonėse dažnai būna labai didelės akcininkų arba direktorių skolos, ar ne, ir labai būna priskolinta. Tai pirmas rodiklis, tarkim, mokesčiam. Atsargų likutis didelis, skolos, reiškia, įmonė pinigų neturi, tai klausimas tada, kam perka tiek atsargų, ir tada visą laiką norisi pasitikrinti tą įmonę. Su gamybinėm įmonėm, manau, kad yra pakankamai didelis likutis, vėlgi žiūrint, kokia jūsų ta įmonė, ką jinai gamina. Jeigu jinai gamina greitai gendančius produktus, vienareikšmiai nebus jūsų likutis toks didelis. Nes dėl saugomo termino, tarp saugomo laiko. Tai būtent, tarkim, ir mūsų apskaitininkam, kodėl ir buhalteriam, kodėl reikalinga ta informacija apie prekių likutį, tai mes turim, reiškia, registruoti apskaitoje, ne inventorizacijos. Galbūt inventorizacijoje buvo suklysta, galbūt neteisingai kažkas paskaičiuota. Jeigu mes matom, mes turim visą laiką pasitikrinti, ar tikrai atitinkam. Ar ta prekybinė įmonė turi daugiau negu 25, pavyzdžiui, jau matot, kad prekybinės įmonės likučiai čia kalbama nuo apyvartos, sudaro, tarkim, daugiau negu 40%. Jau jūs turėtumėte aiškintis, ar tinkamai atlikta inventorizacija, ar tikrai šitie duomenys yra teisingi, vien tik tai dėl tos priežasties, kad atstovauti valstybiniai mokesčių inspekcijai, jeigu inicijuos tokį patikrinimą, reikės jums patiems. Tai norint save apsisaugoti ir įsitikinti ne tik tai dėl finansinės ataskaitos patikimumo, bet ir dėl savo pozicijos, reiškia, ar tikrai teisingai ir patikimai duomenys yra įvertinami. Trečia klasė, sakysit, ką čia tas sugalvojo, trečia klasė, nugi, ką čia vertinti. Pasirodo, žinokit, praktika sako, kad reikia. Yra toks įvykis, logistikos kompanija pirko, ta prasme, tvarkėsi licenciją, ir jiem reikėjo pasididinti kapitalą, kadangi tai galvojo, kad tikrai ne apskaitos reikalas, nuvyko pas registro tvarkytojus. Registro tvarkytojas rado pateiktą finansinę ataskaitą, iš tos finansinės ataskaitos matė, kad yra įmonė pelno, ir registro tvarkytojas sutvarkė visas formas juridinės, taip užregistravo tą kapitalo iš pelno, ir tokiu būdu buhalteris, apskaitininkas nieko apie šitą operaciją nežinojo. Ir sudarius finansinės ataskaitas, aišku, mūsų neatvaizduota. Kodėl akcininkai kartais nesieja mūsų su tokiom kapitalo didinimais, mažinimais, pasikeitimais, ar ne? Kai juridinę formą keičia, tai tikrai žinom. Bet, pavyzdžiui, kapitalo didinimas, kapitalo mažinimas kartais gali būti sakyti, kad tai yra ne apskaitos reikalas. Mes turim du variantus.
kur visi galvoja, kad mes viską turim daryti, tai ir registrus, ir darbo ginčius, ir apskaitą vesti, ir įsakymus rašyti, nu, vienu žodžiu viską, ir muitinės tvarkyti, netgi higienos leidimus išiminėti. Ir yra kita pozicija, kuri sako, kad čia ne jūsų daržas, yra dviejopų rūšių galbūt tokie vadovai. Tai ir vienu ir kitu atveju, aišku, mums gali būti vienur tai per daug darbo ir viską mes turim žinoti, o kitur tai gali būti taip, kad mūsų informacija nedaeina. Žinokit, tikrai yra patogi forma, aišku, jūs galite būti, kartais buhalteris nėra įgaliotas, reiškia matyti jadis ir jangis, bet man atrodo, pernai metais turėjom ten daug to pasirašymo, nes reikėjo prie naujos sistemos jagis prisijungti ir visos įmonės buvo pranešta, tai būtumėt susidūrę, bet jangis jisai rašo tik tai apie kas yra akcininkai, o jadis jums parodys kapitalo dydį. Aš nesakau, kad kiekvieną kartą reikėtų, reiškia, inventorizuojant, jungtis prie, nu, jeigu yra tokia galimybė, tai nesudaro, užmesti akį, ar ten viskas gerai, man atrodo, ir patiems jums bus patikimiau ir saugiau. Bet, tarkim, jeigu gaunat kažkokią naują įmonę, ar ne, galbūt man labai patinka viešųjų įstaigų, reiškia, kartais klausi, gauni kažkokią, nu, tarkim, atėjo įmonė viešoji, pakeitė apskaitą ir sakom, o kur jūsų, sakom, kapitalas? Tai ne, sakom, mes čia nieko neturim. Tai aš noriu jums priminti, kad nei vienas juridinis asmuo nėra įsteigiamas be įstatinio kapitalo, išskyrus individualias įmonės ir tikrasias ūkinės bendrijos. Visur kitur kapitalas, koks jisai bebūtų, jisai turi būti. Aišku, jeigu mažosios bendrijos nariai priimtų, tarkim, kad jų įnašas yra 1 centas, finansinėse ataskaitose, aišku, mes nematytumėm. Bet, tarkim, šitam perduotose registruose turėtų būti ir tas 1 centas. Kodėl sakau 1 centas? Nes mes kartais su kolegiom pajuokaujam, kad mažųjų bendrijų įstatymai yra nenurodytas įnašo dydis, yra parašyta, kad tai turi būti arba daiktinis, arba piniginis įnašas. Tai 1 centas kol kas yra pinigai, tai vat, dažniausiai tai nešauna tokios mintis mažosios bendrijos nariams, dažniausiai jiems labai patinka 1 euras. Bet, tarkim, vis dėlto pasitikrint, nes dažniausiai, žinokit, tie ir steigėjai pamiršta, sako, neprisimenu, ar 10 ar 1. Tai kadangi nereikia įrodymų mažosios bendrijos ir viešosios įstaigos, nereikia kažkokių tai priemonių imtis, pavyzdžiui, atsidaryti sąskaitą taip, kaip kuriant akcinę bendrovę arba uždarą akcinę bendrovę, kadangi tokios pareigos įstatymo raideliai nėra, tai, reiškia, kartais jie netgi pamiršta ir įnešti tos pinigus taip, nes nėra prievolės, kad būtinai turi būti į banko sąskaitą įnešta. Tai netgi būna klausimas, o kur aš turiu ten nešti, ar aš galiu parodyti grynus kasoj, ar aš galiu parodyti, reiškia, ar pervesti iš savo sąskaitos. Tai aš rekomenduoju, nes tikrai yra keletą buvę tokių įvykių, kad šitą būtent tas vat, kapitalas atvaizduotas pas mus yra netinkamai. Ir man tenka kartais matyti tiek mažosios bendrijos, tiek VŠI ataskaitas finansinės, taip, finansinės būklės ataskaita, kur nėra kapitalo. Taip, žinokit, nebūna. Įstatyme yra vis dėlto tos juridinės formos, kurias čia išvardinau, jos privalo turėti įnašą. Taip, ar steigėjų, ar narių įrašas turi būti. 4 klasę tiekėjų skolom reikėtų, ir pirkėjų, tarp kitko, skolom, turėtumėm nusistatyti toj politikoje reikšmingumo ribą. Pavyzdžiui, kai skolos likutis yra numatytas už kokią, pavyzdžiui, jeigu skolos likutis yra 100, tai mes galim tiesiog inventorizuoti pagal savo faktą, arba jeigu kolegos atsiunčia kažkokį suderinimo aktą, tai galėtume inventorizuoti. Nes kartais gali būti didelė apimtis ir, tarkim, reikia išsiuntinėti raštus, pavyzdžiui, kokiam 300 įmonių. Tai bereikalingas krūvis, tai įmonė turėtų atsižvelgti. Tai jeigu ten mūsų labai daug tų įmonių, tai mes galim nusistatyti reikšmingumo ribą, tarkim, kokį 1000 ir siuntinėti visiems, kurios skolos viršyje 1000. Jeigu ten kažkokia didelė įmonė, galim, tarkim, nusisintinėti 10 000 ir tą reikšmingumo sumą nusistatyti. Bet čia mes turėtumėm viską pasirašyti savo tvarkoj.
Ir kalbant apie reikšmingumą, tai mes turim apskaitoj, reiškia, turim nusistatyti kažkokią reikšmingą sumą, į kurią reaguosim ir į kurią nereaguosim. Čia vien tik tai dėl tam. Bet tokie pasakymai, parašymai, tokios tvarkos yra reikalingos. Nu, tai, žodžiu, tai jūs taip galit pasakyti tikrintojui, va, pavyzdžiui, sako, kodėl pusę įmonių jūs suderinot, o pusę jūs nesuderinot. Tai mes laikėmės kažkokios, bet ta tvarka turi būti ne galvoje, o popierį. Tai tarkim, visą laiką sakau, kad tarkim kalba kažkokia tai arba mąstymas, jisai niekada nepadeda, jeigu kažkokiu tai susiduriam su kažkokiais sunkumais ateityje, įrodyti, kad mes viską padarėm tinkamai. Aišku, suskaičiuoti atostoginių kaupinius, peržiūrėti kitus atidėjimus. Ir dar viena tokia linksma tema, tai persikelti ateinančių metų paskolų dalis. Kiek tik tai tenka eiti per įmonės, tai žiūrėkit, arba paskolos sudėtos 5 metų paskola į trumpalaikius įsipareigojimus, arba tarkim atvirkščiai, tarkim einamųjų metų dalis visą laiką vis dėlto ilgalaikiuose įsipareigojimuose. Tikrai neteisingai atvaizduota ir vienu ir kitu atveju iškraipot situaciją. Kodėl čia yra labai reikšminga ir tikrai atkreipti dėmesį, todėl kad iš šitų sumų trumpalaikių ir trumpalaikio turto, jūs žinot, yra likvidumo rodiklis skaičiuojamas. Ir šitoj vietoj jūs galite, turim tokią istoriją, kreipėsi konsultacijos vienas vadovas, sako, nesuprantu, kas yra, liktai iš čia gerai, norėjau pasiimti finansavimo man neduoda ir pasižiūrėjau aš į jo, reiškia, balansą. Buvo vienas dalykas, kad trumpalaikiai įsipareigojimai buvo didesni negu trumpalaikis turtas. Pradėjom gilintis, kas tai yra, tai pasirodo buvo akcininko paskola, reiškia, užregistruota į trumpalaikius įsipareigojimus. Tai trumpalaikiai įsipareigojimai, tai aš sakau, ar jūs žadate atsiimti tą paskolą per 12 mėnesių? Tas direktorius nesako, aš čia investuoju į įmonę 5 metam, kol aš čia prasisuksiu, bet va savo kapitalo neužteko, aš norėjau kreiptis dėl skolinimuose ir štai. Tai mums pavyko išspręsti tą problemą, reiškia, pasikėlėm sutartyje paskolos, reiškia, akcininko nebuvo paminėtas terminas, buvo pasakyta, kad pareikalavus. O pareikalavus nereiškia per 12 mėnesių. Tai jeigu jūs turite tokių sutarčių, kur nėra, negalit numatyti, aš manau, kad saugiau vis dėlto yra arba sutarty konkrečiau, kad pareikalavus neilgiau per kažkokį terminą nurodyti, bet jokiais būdais neregistruoti į trumpalaikius įsipareigojimus. Nes tas skaičiukas dalyvauja likvidumo rodiklyje ir žinokit, kiekvienas tiekėjas, jeigu jūs, pavyzdžiui, neteisingai išsikelsite einamųjų metų dalis, jūs neturit vaizdo tikro. Ir žiūrėkit, tikrai, kas yra balansas, tai yra informacijos šaltinis. Tai jeigu aš neiškeliu, pavyzdžiui, savo paskolos einamųjų metų dalies, ar ne, tai aš žiūriu į skaičiuką, kiek man per šitos metus reikia uždirbti, kad aš atsiskaityčiau, ar ne? Ir man rodo balanso skaičiukas, aišku, skolos yra kintamos, tos vadinamos prekių, tarkim, paslaugų, tos sutartys, kurios yra, gali kisti, gali didėti, gali mažyti, bet jos daugmaž yra stabilios, tarkim, bet, tarkim, šitų paskolų. Tai aš žiūriu tą skaičiuką, ar ne, ir aš galvoju, kad man reikės uždėti šitiek per 12 mėnesių. Ir aš tada planuojas, ar ne, ar pakankamos man pajamos, ar aš padengsiu tą savo įsipareigojimą. Kai jūs, tarkim, neiškeliate einamųjų metų dalių, ar ne, vienareikšmiai žiūrėdamas į balansą, tai šie metai, čia laisvė, viskas čia uždirbsiu, nieko man čia nereikės, ta skola, kur stovi tenai aukščiau, ilgalaikiuose įsipareigojimuose, mano prievolė bus po 12 mėnesių. Ir tokiu būdu, reiškia, pateikėt nepatikimą informaciją, todėl išsikelti ateinančių metų paskolo dalis yra labai svarbu. Labai. Čia tik tai, kai kalbant apie dalis, tai norėčiau paminėti, daug kur mačiau kelia einamųjų metų dalis sausio 1 dieną. Tai yra neteisinga. Todėl, kad trumpalaikiai įsipareigojimai tai yra per 12 mėnesių mokėtinos sumos. Reiškia, aš gruodžio 31 dieną darydama finansinę ataskaitą balansą privalau įvertinti
kokia suma mano bus per 12 mėnesių. Aišku, tiekėjų skolos, jeigu nėra kažkokių atidėjimų, taip toliau ir panašiai, vienareikšmiai jos trumpalaikės, bet būtent į banko, į lizingo paskolas, į visokias, dabar žinokit, tikrai siunčiagi mums visokius grafikus. Aišku, problema yra, žinot, tik tai su kuo, su kredito unijom. Su kredito unijom tikrai iš patirties pasakysiu yra problema, todėl kad kredito unijos vos ne kas 3 mėnesius siunčia, tarkim, mums, bet pasiprašius, žinokit, paprašęs grafiko, kad mums tai reikalinga įvertinimui ir atlikimui finansinių ataskaitų teisingo atvaizdavimo, jie vis dėlto atsiunčia. Tai rekomenduoju vis dėlto darant inventorizaciją dar pasižiūrėti, ar teisingai jūsų sugrupuotos sumos. Ir kaip minėjau, inventorizuoti reikia visų didžiosios, tik tai galbūt niekada nekyla klausimas kaip. Tai 5 klasė tikslinga sutikrinti išrašomų sąskaitų registrus su faktiniais. Aišku, grūvis yra žiauriai didelis, jeigu įmonė apimtis yra didelė, daug sąskaitų, bet labai rekomenduoju, nežinokit, būna visokių, betikrinant faktą, pavyzdžiui, faktas jūs imsit iš programos, ne duomenys, išrašomų sąskaitų registrus. Kodėl ne į SAFai, nes į SAFuose yra tik tai PVM, o jeigu užsidėtumėt išrašomų ir gaunamų sąskaitų registrus, ten būtų visos sąskaitos su kvitais, su viskuo. Tai žinokit, mes šitą darom visą laiką ir tai, reiškia, darom būtent prieš finansinės ataskaitų pateikimą. Faktas tas naudojam, stengiamės naudoti ne savo resursus, praktikas priimkite, nes tikrai tiek kolegija galim daug praktikantų pasiūlyti, tiek kitos įstaigos galit rašyti skelbimus, kad reikalingas praktikantas apskaitoje ir išnaudoti tokiu būdu sutikrinti, tarkim, didžiuosius tos srautus išrašomų gaunamų. Tikrai pasitaiko, žiūrėk, arba dokumentas jūs ekrane nepastebėjot, o faktiškai ieškodami matot, kad dokumentas vienas, o pas mumis stovi 2 skolos. Aišku, būna, galit sakyti, kad tai neįmanoma, dėja, taip įmanoma. Programa yra ne žmogus ir, pavyzdžiui, jeigu jūs paliekat kažkokį tarpuką, ar, tarkim, netyčia klaviatūrai pasispaudė kažkokią tai raidelę, ar ne, ir automatiškai jau tas dokumentas susidubliavo, tai šita patikra tikrai inventorizacija tikrai bus laikoma labai teisingų vertinimų ir tada, ar tikrai apskaitoj pas mumis yra visi dokumentai. Ir atvirkščiai, ar mes kur užregistravom, ar mes turime visus tos dokumentus. Taip ir 6 klasė, reiškia, reikėtų tą 6 klasę susitikrinti su tiesiog sąskaitų registrais. Taip, tai čia nėra, kad mes eisim per 6 klasę, čia yra tiesiog popierinių, tarkim, gautų sąskaitų arba išrašytų sąskaitų sutikrinimas su mūsų apskaitos registru. Tik tai aš čia, kodėl parašiau, kad 5-6, nes čia va tą vietą ir sutikrinsit. Ar yra, ar gavom, ar sąnauda, ar nesąnauda, ar turim dokumentą, nes labai svarbu. Žiūrėkit, jeigu mes neturim patvirtinto dokumento, apskaitoju užregistruota faktiškai, tai turėtumėm tai laikyti pelno mokesčio atžvilgiu neleidžiamais atskaitimais, taip, o mes šičia registruojam, kad tai yra sąnauda. Tai pasitikrinti, ar tikrai tas dokumentas neprapuolė, neišskrido, dar kažkokią tai tikimybę. Pavyzdžiui, žinokit, mums kartais netgi būna taip, kad vadovas turi kelias įmonės. Ir atnešė jisai ten, tarkim, padavė dokumentus, pasirodo, yra, žinokit, tikrai nemažai atvejų, kai, pavyzdžiui, mes tarp sąskaitų randam kitos įmonės sąskaitą. Ir, žinokit, randam būtent per šitą inventorizaciją. Į galvą atėjo, įdėjo, padavė dokumentus, sako, čia tipo. Ir apskaitininkų jau savaime aišku, kartais net nepatikrina, kad tai yra net ne tos įmonės sąskaita. Mums, žinokit, yra keletą buvę tokių kuriozų per savo, tarkim, tokį ilgą laiką. Tai šitas sutikrinimas, aišku, labai atima daug laiko, bet tikrai rekomenduotinas. Faktas, nebūtinai jums pasitaikys taip, kad, pavyzdžiui, kitos įmonės sąskaita, bet žinokit, tokių būdų, kad, pavyzdžiui, sąskaitos nėra, arba, tarkim, apskaitos programoje registrė nėra, tos sąskaitos neužregistruota, netyčia, gal kažkaip, tai šita patikra tikrai jums kaip pasakyti, kai jau viskas sutikrinta, kai tu jau žinai, kad visus galus savo susižiūrėjai ir ta inventorizacija jau atlikta nuo 1 iki 6 klasės, tikrai duoda tokį
nežinau, kaip man, tai patikimumo jausmą, tokia aš jau tikrai viską padariau, aš jau tikrai viską patikrinau, jau visai jokių ten mano kiauliukų iš kažkur, tai jau tikrai. Kodėl tai yra labai svarbu, esu dalyvavusi keliose teisminėse procesuose, reiškia, kur vadovas buvo kaltinamas dėl įmonės turto iššvaistymo, o vienas iš įrodymų buvo tai, kad nebuvo padaryta inventorizacija. Tai ką noriu pasakyti, ir patys vadovai, jie patys turi būti suinteresuoti, nes čia nėra finansininko atsakomybės, nėra buhalterio, nėra apskaitininko. Šitoj inventorizacijoje yra vadovo tiesioginė atsakomybė. Netgi, žinokit, jeigu įmonės veikla pašlyja, ar ne, ir jums būtų pripažintas, pavyzdžiui, bankrotas, ar ne, ar dar kažkas tai, ir jeigu tas bankrotas būtų, pavyzdžiui, nesavalaikis pripažintas, tai būtent svarstant, gal kas nežinot, jeigu būna pripažintas nesavalaikis bankrotas, direktorius turi atsakyti savo turtu, reiškia apmokėti, padengti visus įsiskolinimus. Tai šitas įrodymas tos inventorizacijos, ar popieriniai, ar ten kažkokią tvarką pasirašysit, kad jūs elektroniniai, bet jūs tada turite tikrai užtikrinti, kad tie duomenys būtų išsaugoti. Tai aš sakiau, geriausias saugojimas, aš nežinau, gal kiti sakys, kad aš atsilikus, bet man tai geriausias saugojimas tam popieriniam variante. Aišku, daugam sako, o jeigu sudegs, o jeigu užpils, kiti reikalai, tai apsidraudžiant galbūt kažkokioj laikmenoj ir popieriniuose dokumentuose, bet teisminėse bylose, sakiau, esu dalyvavusi 2, kur būtent priežastis įrodymo buvo inventorizacijos atlikimas, kitoj vietoj buvo atlikta inventorizacija, bet inventorizacijos duomenys neužregistruoti apskaitoje. Tai va tokie tikrai rimti dalykai ir taip atrodo, čia tiek daug laiko užima, bet žiūrėkit, kodėl tikrai reikia daryti tą inventorizaciją. Vienas dalykas - atvaizduoti patikimai taip informaciją, tiksliai ir net tiek išorės, tiek vidiniams vartotojams. Ir tikrai rekomenduoju, jeigu, tarkim, tų inventorizacijų nedarė, tai pradėkit, niekada nevėlu, praeitį jau kaip ir praeitis, ar ne, o tikrai visada tinkamas laikas dabar. Ir registravimai apskaitoje, tai netitikimai rasti inventorizacijoje, aišku, tvarkom viską per 5-6 klases. Man buvo labai vieną kartą juokinga, prisėmėm įmonę, kur netiko nei vieni likučiai, nei pirkėjų skolos, nei teikėjų skolos. Ir skambinam jau tiem žmonėm, kurie perdavė mum apskaitą ir sakom, čia niekas netitinka. Suprantat, kai pats tu taip nedarai, tai tavo labai šokas gaunasi, kai tu gauni iš kito, kad visiškai niekas netinka. Tai ten vadovas apskaitos buvo vyras ir sako, o jūs ką nemokat 5-6 klasių ir nurašymų naudoti? Nusirašykit, sako, viską ir viskas. Tai va tas ten jau buvo senokai, prieš kokią 10 metų, tai mane dabar visą laiką toksai mintis, kad mes apskaitoje galim tikrai viską, reiškia, susitvarkyti. Tik klausimas, leidžiami tai atskaitimai ar neleidžiami? Mes turim tik tai vieną pasižiūrėti nurašymus darant, į kurią klasę jūs galite tai padaryti. Ar tai vis dėlto bus kažkokia tai sąnaudų apskaita ir leidžiami atskaitimai, ar tai bus, tarkim, sąnaudų, reiškia, sąskaita, bet tai bus neleidžiami atskaitimai. Mes nurašydami visas inventorizacijas, visas savo bėdas, visas nesumokėtas, tiek sodros, visokias skolas, nes pavyzdžiui, sodros mes pripažįstame leidžiamais. Jeigu, tarkim, sodra priskaičiavo daugiau, mūsų apskaito yra mažiau, mes, tarkim, vertinam, kad tai yra darbo užmokesčio sąnaudos ir pripažįstame tada šitą sąskaitą kaip darbo užmokesčio sąnaudą, žiūrint, kokią poziciją jūs nurašot. Bet aš manau, šitoj vietoj kompetencijos jums užtenka. Ačiū labai, Jolanta. Turim ir klausimų. Tai gal pradėsiu nuo tų 2 klausimų, kuriuos dalyviai uždavė registracijos metu. Tai pirmas klausimas buvo, ar privaloma metinė inventorizacija mažoje įmonėje, jei nėra direktoriaus įsakymo dėl inventorizacijos atlikimo? Tai labai smagu dar kartą bus pakartoti medžiagą, mažoji ar didžioji įmonė, tai lygiai kaip su kaupiniais, aš sakiau, nesvarbu kokia įmonės apimtis, įstatymai neišskiria įmonių.
pagal didumą mes turim teisę pasirinkti tik ataskaitų rinkinius, ar ne? Tai jeigu maža, tai jinai sutrumpinta. Šiaip įstatymai, kas liečia šitoj vietoj, tai buhalterinis įstatymas nesako, kad maža įmonė gali būti nepatikima. Finansinės apskaitos įstatymas sako, turi būti patikima informacija. Tai kaip tik mažoji įmonė galbūt būtent tą patikimumą atlikus inventorizaciją tikrai įmanoma. Didžiosios įmonės, tai jos gali biškai pro pirštus pražiūrėti, ai, čia šito neinventorizuosim, to nedarysim. Antra dalis klausimo, ar reikalingas įsakymas, taip. Bet buhalteriai ir apskaitininkai, jūs nepergyvenkite, tai yra vadovo atsakomybė. Jeigu nėra jo įsakymo, jūs negalite pradėti inventorizacijos savo norų, savo valia. Tiesiog, nebent tas vadovas, tarkim, pabėgo ar išvyko, visokių tų situacijų yra. Tai faktas, jeigu, tarkim, žinote, kad vadovas ten, tarkim, išvyko ir neatvyks, jis jums paskambino, man niekas neįdomu, aš išvykau ir niekada gyvenime daugiau negrįšiu ir stovi buhalteris ir net tai aš inicijuočiau tą inventorizaciją, netgi jeigu nėra vadovo įsakymo, bet šiaip vadovo yra atsakomybė ir čia žinokit, tiek teisminiuose procesuose dalyvauja tikrai ne buhalteriai, atsakomybę neša vadovas. Tai norint įrodyti, kad aš patikimai tiek bankroto atveju, ties kitais atvejais, kad aš patikimai, reiškia, saugau įmonės turtą, pastoviai jį inventorizavau. Mes už įrašų patikimumą ir už informacijas, o vadovas yra atsakomybė, kad būtų pateikta tinkama informacija. Tai tikiuosi atsakiau. Dar vienas klausimas. Kaip geriau organizuoti turto judėjimą tarp inventorizacijų, kad atėjus laikui būtų aišku, kas kur randasi? Šiaip mes į turto judėjimą, įdomu, ką turiu omeny, kad, tarkim, daroma sandėly šitą inventorizaciją, o, tarkim, pastoviai atbėga ir paima kažkokių prekių. Tai jūs tada taip sunkiau būtų, reikėtų tada fiksuoti pardavimus. Inventorizacijos atlikimo laikotarpiu, ir žiūrėkit, inventorizuoja sandėlį, bet štai, ekstra atvejs, paima jau inventorizuotą prekę, paima ją ir išsineša, ar ne? Tai tada reikėtų fiksuoti pardavimus. Kaip tai įmanoma, ar tai techninėm įmanoma priemonėm, ar tai yra įmanoma kažkokiom kitom, sunku pasakyti. Bet galbūt, galvoju, gal kažkokią tai galima pasirinkti po mažas pozicijas, pavyzdžiui, inventorizuoti vienos rūšies prekes vieną dieną, kad, tarkim, ir jau kažkiek tai sulaikyti. Sunku pasakyti, žinokit, reikėtų gal paprašykit klausytojo, kad jisai detaliau aprašytų, ką turi omeny. Ir aš atsakysiu tada elektroniniu laiškučiu. Gerai. Ir pačią situaciją, tai aš galėsiu aprašyti, kaip aš rekomenduočiau. Nes tas sandėlio judėjimas taip įdomiai skamba. Ir tai, žinokit, netgi ir galima, nes vis tiek gruodžio 31 mes nesėdim, tarkim, nedarom tos inventorizacijos, vis tiek inventorizacija yra atliekama, tarkim, sausio ten kažkelintą dieną. Tai ir jeigu įmonė dar vykdo veiklą tas kelias dienas, dažniausiai tai įmonė priima sprendimą nevykdyti inventorizacijos metu. Ir tas, pavyzdžiui, netgi būna, kad sausio 8 pradeda darbą, arba sausio ten kelintą, žiūrint, kokie įmonės, ką vykdo, kokią veiklą. Tai ir taip, ir tada fiksuoja būtent parduotus kiekius, būna sudėtingiau šitą apskaityti, bet nebūtinai tai datai. Tai jeigu klausytojas parašo klausimą, aš tikrai atsakysiu, nes nelabai suprantu, ką reiškia. Nes aš galiu suprasti vienaip, o jūs norit konstatuoti, kitaip yra situacija. Tai jeigu aprašysit realią, tai tikrai galėsiu padėti. Gerai. Taip galvoju, kad galėsiu padėti. Neabejoju. Turime dar klausimų iš šiandienos webinaro. Sveiki, ar būtina daryti grynųjų pinigų inventorizaciją? Jeigu jinai yra būtina, kaip jūs įsitikinot, kad kasoje yra tiek? Tai ir yra tas faktas, kad mes ką darom su inventorizacijos metu, tai mes sutikrinam faktą su popieriniu. Vien tik paskaičiavimo. Jeigu, žinokit, jūs, tarkim, tvarkoje aprašysit, kad jums užtenka paskaičiavimo, kad, tarkim, komisijos pirmininkas suskaičiuoja pinigus
ir fiksuojamas jų likutis, o nerašoma nominalais. Jūsų tvarka. Nes šitą, kad man tai galbūt, žinot, tos raidelės galvoj, tos taisyklės visos, tai pirmininkas paskaičiavo, jeigu tai būtų surašyta, tarkim, man atrodytų patikimesnė inventorizacijos, bet jeigu jūs skaitot, kad tai yra perteklinis reikalas ir užtenka, kad komisijos pirmininkas, ar ne, jisai suskaičiuoja pinigus, tai tada turėtų gal visa komisija skaičiuotus pinigus, nežinau. O jeigu tai būtų surašyta nominalais, niekam klausimų nekiltų, suprantat? Tai aš galvoju, kad galima parašyti, kad, tarkim, kiekvienas komisijos narys suskaičiavo pinigus ir patvirtino, kad kasoje yra tiek. Bet man tai kažkaip, tai jeigu jūs užrašytumėte tą inventorizaciją nominalais, tai nereikėtų niekam skaičiuoti, jau matytų, kad po 100 yra 3 kupiūros, ten monetos po 50 yra tiek. Aišku, užknisa, mūsų darbė yra tokių dalykų, kurie nekelia mums džiaugsmo ir malonumą, ar ne, kur mes ten sukandę dantis darom, bet, tarkim, man tai patikimiau vis dėlto būtų, bet sprendimas jūsų pusėje, suprantat, įstatymo tai nėra, taisyklių tai nėra. Ką pasidarysi, tas bus. Mano rekomendacija vis dėlto atlikinėti monetomis ir kupiūromis. O jeigu skaitot, kad tai yra perteklinė našta, tai tada sugalvokit, kokiu būdu fiksuosit inventorizacijoje kasos likutį. Bet toks kasos likutis, jisai turėtų būti inventorizuojamas ar ne kiekvieną vakarą? Nebūtinai, žinokit, yra įmonės, aplamai įmonės, pavyzdžiui, vykdo veiklą, čia kalbama apie priekybinės, tai kiekvieną vakarą taip, kur priekybinės, ten, žinokit, nelabai sudaro. Čia, žinokit, daugiau kalbama galbūt apie įmonės kasą. Nes, pavyzdžiui, kasos aparatų likutis, tai jisai šituoj visai bus skaitmenizuotas, ar ne, mes turim prievolę įsigyti dabar tas į valstybiniai mokesčių inspekcijai, kur fiksuoja ir ten labai gerai viskas matosi, aišku, reikėtų susitikrinti. Tai čia, kur priekybinės yra viena kasa, bet kalbam apie įmonės kasą, suprantat, kai aš sakau, tai yra grynieji pinigai, kurie laikomi, reiškia, įmonėje. Tai gali, pavyzdžiui, mažoji įmonė turėti kelias priekybos taškus, ar ne, priekybos taškuose jie fiksuoja savo, reiškia, pinigėlius kasos aparatais, ar ne, toliau grynieji pinigai. Vat kur keliauja, turi būti nurodyta įmonės. Ir man teko matyti, mano studentai tai žino, jie labai sakė, gerai įsivaizduoja, paskui apskaitoj. Aš sakau, jeigu įmonė turi grynųjų pinigų, jinai turėtų turėti įsakymą, kur yra laikomi grynieji pinigai. Esu mačius tokį įsakymą pas vieną įmonę, kad įmonės pinigai laikomi Krūmų 13, butas 18, miegamojo kambario, rašomo stalčiui, 3 stalčiui, Rafaelo dėžutė. Mačiau tokį įsakymą. Tai čia jo, toksai gal perteklinis, užtektų, aišku, ir tų Krūmų 13, aišku, adresas mano čia linksmesnis sukurtas, bet šiaip tai turėtų būti, jeigu įmonė tik turi grynųjų pinigų. Anksčiau, žinokit, netgi bausdavo, jeigu, tarkim, dabar žinau, kad daug kas iš įmonių labai nenori tų grynųjų pinigų ir čia raganų medžioklės su tais grynaisiais, tai būna taip, kad, pavyzdžiui, priekybos vietos iš karto įneša į banką. Tai anksčiau, žinokit, bausdavo, nes visą laiką reikėdavo atvaizduoti, kad tai yra papuolę pinigai į kasą ir paskui tik tai išduodami su kasos išlaidų orderiu ir kažkas tai neša juos, nors faktiškai netitiko realybės. Žinau, kad šitoj vietoj dabar mokesčiai pakeitė savo nuomonę ir, reiškia, tie pinigai, kurie iš priekybinių tų taškų įnešami iš karto į banką, jau jie nesikabinėja, kad tai nėra atvaizduoti kasoje. Bet jeigu tik įmonė turi kažkokių tai grynųjų pinigų, tai taip turėtų būti įsakymas Rafaelo dėžutė, kur yra, ir tada turėtų šitie grynieji pinigai būti inventorizuoti. Čia ne apie kasos aparatus. Kasos aparatai yra kitur. Čia kalbama apie kasą, kuri grynieji. Supratau. Įmonėse. Dar klausimas yra, jei dirba vienas vadovas, tai jis turi įdarbinti pašalietį, ar tai nėra per didelė našta įmoniai? Ne pašalietį. Aš sakiau, šitą klausimą atsakysiu, žinot ką, jis gali pasikviesti asmenį, kuris dalyvaus inventorizacijai.
Jisai gali pasikviesti asmenį, aš kažkur teisės aktą radau, nes tas vienas žmogus, jisai vienas paėmė pasidarė kažką, vis tiek jisai turi kažkokį apskaitininką, taip juridinis asmuo privalo turėti. Jeigu tai yra kitas mažosios bendrijos narys, tai jie gali dalyvauti dviese. Bet jau žiūrėkit, mūsų įstatymais įpareigoja, aišku, yra pasakyta, kad įmonės finansininkas gali būti vadovas, ar ne, jeigu jisai turi tam įsilavinimą. Kažkodėl visi pamiršta tos paskutinius žodžius, kad tas, kuris apsiema pasivadinti įmonės finansininkų, buhalterių, apskaitininkų, jis turi turėti kvalifikaciją. Aišku, kvalifikacija neturi būti statybos inžinerijos fakultetas. Taip, taip. Tai va, tai vis tiek jau jie yra dviese. O dėl kito žmogaus aš rasiu teisės aktą, ką leidžia pasikviesti atliekant inventorizaciją. Buvo kažkur užkliuvęs tas sakinys, bet nenorėjau prisiplėsti, tai tikrai parašykit dar šitą klausimą. Kaip dėl inventorizacijos? Ten buvo šitą ir straipsnis, buvo, mačiau, vienas užkliuvęs, kad galima kviesti žmogų inventorizuojant ir sumokant. Žiūrėkit, mes turim tokį vieną dalyką, kur vieną kartą per metus jum bet koks kaimynas, draugas, jis gali suteikti jum paslaugą, neįregistravęs jokios veiklos. Tai va šitą kampą galima panaudoti. Jeigu tai yra vienkartinis darbas, nenuolatinai, nėra jokios veiklos, bet vieną kartą pasikvietė draugą, pasidarėte inventorizaciją, aišku, tai įsakymas turėtų būti, to draugo sutikimas, kad jisai sutinka dalyvauti, yra kitokie reikalai, kaip tai teisingai apiforminti, kad tas žmogus irgi matė, kad yra čia tų prekių, kad yra čia tų inventoriaus ten, kad yra tų daiktų. Bet parašykit šitą klausimą, žinokit, aš jums padetalizuosiu su reglamentais, gerai? Dar dalinasi dalyvė dėl 5 ir 6 klasės, to pačiu ir pirkimo ir pardavimo SV, labai padeda ISAFas patikrinti, ar nesusidubliavo, ar nepasimetė. Gale metų pereinu per kryžminimus ISAFE ir čia tiesiog pasidalina savo patirtimi. Jo, aš sutinku su ISAFu, mes visi su ISAFu labai laimingi, nes visos kliurkos išlenda, bet turėkit omeny, kad ISAFas nėra kvitų. Nėra kvitų ir nėra ne PVM sąskaitų faktūrų. Tai jeigu jūs perkat iš individualios veiklos, ne PVM mokėtoje, jeigu perkat su verslo liudijimu, tai žinokit, tokių dalykų per ISAFą jūs nepatikrinsit. Mes vis tiek einame į tą, mes irgi apsidžiaugiam, galėsim čia viskas tvarkoti. Bet žiūrėkit, jūsų apskaita, ar ne, tai galėjo būti varnelė neįdėta, pavyzdžiui, tarkim, taip, patikra yra, čia žinau, kad tikrai mums palengvina tą darbą tiek pirkimuose, tiek pardavimuose, bet žinokit, neapima visko, ISAFas apima tik tai PVM-us. O kvitai, tarkim, kuro kvitai, tarkim, pirktos kitos paslaugos iš ne PVM mokėtojų, jau viskas, ISAFe jūs jų neras. Todėl aš rekomenduoju tiesiog pereiti nuo popierinių ir būtent aš paminėjau dalomo medžiago, kad prie išrašomų sąskaitų, nes ISAFas tai PVM sąskaitų registras yra toksai. Bet aš jums kalbu apie gaunamų ir išrašomų sąskaitų registras, tai reiškia, jis apima viską. Ir PVM mokėtojus, ir ne PVM mokėtojus, ir čekius, ir kvitus, ir ką tik nori. Ir dar viena dalyvė dalinasi mintimi diskusijai. Tai gal paskaitysiu tiesiog. Gerai. Bet žiūrint iš tos pusės, kad būna perdodamų buhalterijų su netitinkančiais likučiais, inventorizacijų nedaro kai kurios įmonės. Kaip ir niekas dėl inventorizacijų įmonių netikrina ir nieko joms dėl to nebūna. Nebūna, bet jūs prisiemant šitą apskaitą, mes visą laiką darom. Jeigu jau matom, kad nėra detalizacijos, visą laiką niekada nepriekaištauju jokiem kolegom, kurie perdoda mums, tarkim, perina įvairios priežastys, nesvarbu kokios, įsikraustė iš vieno miesto į kitą ir perina su buhalterija. Niekada, žinokit, nekaltinu kitų kolegų, jie tvarkė apskaitą pagal savo kompetenciją. Ką mes pasidarom? Mes patys daromės inventorizaciją pateikimo datai. Mes prisiemam apskaitą, taip, aišku, tai yra didelis vėl krūvis, nes mes vėl siunčiam suderinimus, tie suderinimai būna tai datai, kada mes prisiemėm, ne visus tas, ir tai kaip teisingai sako, tai ir yra, kiekvienas mes vedam apskaitą pagal savo kompetenciją.
Ir daugelis, aš, tarkim, daug girdžiu tokių dalykų, kur, man labai keista, bet tai yra žmogaus kompetencija. Tai sakau, tikrai labai kaip pasakyti, ir Facebook'e, pasiskelbia, ir visur daro, bet pavyzdžiui, dėl kaupinių, dėl inventorizacijos, jinai turi savo nuomonę, kad mažos įmonės, kaip ir jūs turit nuomonę, kad nereikia mažom, čia tik didelėm. O kai paprašau, kad, taip, kokį nors pabaksnuok man teisės aktą, kodėl tai didelėm visko reikia, o mažom, tai žinokit, nereikia nieko. Tai taip nėra, žinokit, nei gyvenime, nei civiliniam, nei baudžiamajam kodekse, ir tikrai ir didelės įmonės, aš, nežinau, ar dėl tų kompetencijų, 6 metus man tenka dalyvauti teisminiuose ginčiuose. Ir būtent teisminiuose ginčiuose su FNTT, kur specialistai parengė savo, tas nuomonės. Tai žinokit, tikrai, kai susiduri iš kito galo, faktas, tai gali būti, sakyti, kad paranoja kažkokia, bet atsiranda toksai, norisi vis tiek padaryti taip, kaip reikia. Tai tarkim, jeigu jau tos kitos įmonės neinventorizavo, tai jūs prisiemant apskaitą. Arba jeigu jūs, pavyzdžiui, jau atėjote į tokią įmonę, paskyrė jūs buhalterių, tarkim, vienareikšmiai jūs rekomenduokite, kad būtinai pasidarom, inventorizuojam tas ligas, pasižiūrim. Aišku, ten sakys, ką tu čia maišai mum dirbti. Tai, faktas, pozicija, bet reikia įtikinti tą vadovą, kad vis tiek atsakomybė tikrai. Jūs galite dirbti ir šitai. Jūs galite pasisiuntėję suderinimo aktus, galite pasitikrinti, ar tikrai informacija teisinga, viskas gerai. Bet tas vadovas yra jo atsakomybė, čia gina jų interesus. Sako, tom buhalteriam tai visko reikia. Tai čia ne mums reikia. Ir tas tvarkas turi vadovas rašyti, ne mes. Labai juokinga, ar ne? Tai, gal yra tokių vadovų, aš pati esu apskaitos įmonės vadovas, tai yra tokių vadovų, kurie gali pasirašyti tvarkas. Ačiū labai, Jolanta. Tai klausimų kaip ir nebėra, bet negaliu nepasidalinti atsiliepimais. Tai dėkoja, kad labai buvo įdomus webinaras ir dalyviai sako, kad Jolanta esate labai korektiška ir malonu buvo jūsų klausytis. Dėkui labai visiems, kurie mane kentėjo. Labai jums ačiū. Tikrai nekentėjom, tikrai buvo labai įdomu klausyti, labai interaktyvu, su daug pavyzdžių, nenuobodu. Tai dar kartą dėkoju Jolantai, kad skyrėte savo laiko pasidalinti savo žiniomis ir patirtimi. Visiems kitiems palinkėsiu ir Jolantai, žinoma, gero vakaro ir geros likusios savaitės. Iki kitų kartų. Dėkui, viso gero. Viso.